Švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai. Sveiki, Baltikum televizijos eteryje vėl dunda laida Reidas ir šiandien laidoje veizėsime. Vingio ir Smiltelės gatvių sankryža netolimoje senovėje garsėjo nuožmiomis avarijomis, po to jos baigėsi, o dabar kartas nuo karto prisimenama senovė. Kartas nuo karto čia susipuolama. Aną dieną čia sudužo visureigis Isuzu Rodeo ir Audi Allroadas. Avarija vyko, kai į visureigį atsimušė per raudoną bandęs pralėkti Audi vairuotojas važiavęs Vingio gatve ir atsimušęs į teisingai savo riedantį visureigį. Tiesiai važiavo. Per raudoną. Ir pripažįsta, viskas tvarkoja. Per avariją sužeistų žmonių išvengta, į daug mačiusi ir kentėjusi stulpą neatsitrenkta, jis dar labiau nepalenktas, na, o kodėl įvyko avarija, mums atskleidžia filmuota reido žiūrovo medžiaga. Ištikimo reido žiūrovo medžiagoje matome, kad Audi vairuotojas pasimovė dėl to, jog pagalvojo, kad pirmoje juostoje esantis eismo dalyvis pajudėjo link sankryžos. Taip, pajudėjo. Ir tas su Audi pajudėjo, o tas iš pirmos juostos tai nusuko į dešinę, ten kabo lentelė leidžianti tai daryti. Žodžiu, kelyje reikia pasitikėti savimi, o ne tais, kurie yra šalia, kurie sėdi greitimoje mašinoje. Incidento dalyviai išsiskirstė, užpildė eismo įvykių deklaracijas. Paskutinė ypatingai sausio mėnesio dieną Klaipėdoje tik pasnigus netyčia pasipylė avarijos. Vieną penktadienį apie 9:30 ryto Klaipėdoje Klemiškės gatvėje automobilį Mitsubishi Charizma nesuvaldė jaunas vairuotojas. Posūkyje mašina išvažiavo priešingą eismo pusę, nulėkė nuo kelio, stogu trenkėsi į medį ir įstrigo krūmuose pavirtusi ant šono. 3 metų vairavimo stažą turintis vairuotojas Artiomas papasakojo, kad tik jam išvažiavus iš posūkio jis pamatęs kelio vidurių kalnan važiuojančią kitą mašiną. Jis metėsi priešingą eismo pusę, o ten gravys, medžiai, medikų automobilis. Sveikas, o nevažiuosi ligoninę netgi? Ne, nevažiuosi. Nereikia. Nereikia, jeigu nenori, aišku. O kaip čia pakliuvai šitą nesąmonę? Mašina važiavo čia per vidurio gatvėse, ne? Aha. Ir aš iš posūkio išvažiavau, o jis kaip tik į posūkį važiavo. O tu važiavai nuo Palangos kelio? Taip. Aha. Palangos. Ir jis važiavo kažkur tai per vidurį. Aš pristabdžiau, mane pradėjo nešioti ir nešė iš pradžių dešinę pusę, aš pasukau vairą į kairę, padėjo nešti, kai priartėjau tos duobės, pradėjau jau stabdyti be sankabos ir šiek tiek gal išgelbėjo tą gyvybę. Supratau, nes tiesiai medis tau žinok į stogą. Ir va, kitas namiškas. Supratau, kuo vardusi? Artiom. Artiomai, kiek metų vairuoji? 3. 3? O, patyręs vairuotojas esi. Tai į ligoninę nevažiuosi, ne? Ne, nevažiuosi. Maladės, man patikai. Maladės, Artiomai. Artiomas vykti į ligoninę griežtai atsisakė, nors trenktasi į medį ta stogo vieta, už kurios yra vairuotojo galva. Tikrai laiminga avarija. Tuo pačiu metu prie Jakų žiedo buvo nesuvaldyti 2 automobiliai. Išvažiuojant į žiedinės sankryžos link Palangos, iš pradžių nuo kelio nuvažiavo ir apsisukęs prieš eismą į kelio ženklus atsitrenkė automobilis Volkswagen Polo. Iš žiedo važiavot ten ir sumėtė? Sumėtė. Ir atsitrenkėte į tą automobilį, taip? Ne. Ne? Čia skirtingas avarijos. Čia 2 skirtingos avarijos. Vat apie ką kalba. Supratau dabar. Taigi netrukus kitoje kelio pusėje tą patį padaro automobilio Opel vairuotojas. Slidu, tad leiskite priminti, kad pirmos šala patiltės, tiltai, viadukai, pamiškės, įkalnės, nuokalnės ir taip toliau ir panašiai. Ir nevarom čia ant kelininkų. Geriau pažiūrėkim, kaip patys vairuojam. O vairuojam mes blogai. Ta pačia diena, kai uostamiestyje aplankė žema Šilutės plente apsnigtą žolyną, aplankė gražuolę BMW vairuotoją. Mergina reikiausiai iš 3 juostos į... Žodžiu, ji atsirikiavo iki elektros apšvietimo stulpo, nuo kurio pravažiuojant BMW pro šalį nukrito silpnai besilaikęs šviestuvas. Kas nutiko? Ne, nešė mašiną ir taip gavosi. Bet jūs su to Volkswagenu nesusidūrėt? Ne, čia draugai atvažiavo. Gelbėt jūsų, taip? Jo. Supratau. Na, BMW yra galiniais ratais varomas automobilis. Tai nuostabi mašina, kai įsikerti į kai kurios BMW ypatumus. Audriau, tu su šitą draugauk, o aš draugausiu su vairuotoju.
O tas kitas siužetas apie tą patį, apie pavėluotą žiemą ir pavėluotą mūsų mąstymą, kad dabar jau reikia vairuoti kitaip. Paskutinę sausio dieną gaudyklėn vos negriuvo automobilis Volkswagen Polo. Vairuotojas buvo blaivus ir susivartė važiuodamas žiedu. A, čia jūsų va šitas yra važiavimas. Aha. Ir viskas? Į kitą nesimušėt mašiną? O kaip padangos? Nu, tai va, būtent normalios padangos. Supratau. Kažkokia didelė problema. O tai už ką protokolą jums rašo? Ai, apgadinat svetimą mašiną, taip? Ne, tai priklauso. Sako priklauso. Tai apgadinat svetimą mašiną, aš taip suprantu. Įmonės automobilis, nes yra įmonėse viskas. Nu tai va, todėl sakau, svetimą mašiną, todėl rašo protokolą, nes jeigu... Čia dėl viso dėl šventos ramybės, tiesiog tą... Ai, jo. Nebūtų jokių pretenzijų. Automobilis apautas normaliomis žieminėmis padangomis tai viena, o antra, gerai, kad šitie krūmai išdygė, tai ne kiekvienas sugeba juos peršokti ir atsidurti gaudyklės apačioje. Ne kiekvienas. Ne kiekvienas partrenktas ilgojo keleivinio autobuso keleivis pakyla nuo grindinio ir atleidęs visas nuodėmes vairuotojui dingsta iš avarijos vietos. Taip atsitiko tą snieguotą penktadienį Herkaus Manto gatvėje, kai ilgasis 8 maršruto miesto autobusas partrenkė moteriškę. Vaičiukauskas, bet supratau, ne jūs partrenkė, ne? Ne jūs partrenkė. Aš kaip tik mano draugė, nieko čia Vaičiukauskai nebuvo. Tai ko dabar tą vairuotoją tada kamuoja? Nu, jis pats norėjo prisiduoti, kad jam geriau būtų. Teisingai. Kad žmogui ramiau būtų. O jūs merginos kaip ėjot? Per perėją, supratau. Dabar slidų yra, jin pagreitino įėjimą, o gal vairuotojui pasiūlė, bet jis nepertrenkė ją, o pastūmė. Ima ir aš būčiau pagriuvus greitai, bet va, nepagriuvau, būčiau įsivalius blogai šią savo siūbą. O jinai bėgo į mišęs, ir nieko jai neatsitiko. Jeigu būtų atsitikę, tai jinai būtų nebepaėjusi, reikėtų tu greitai išvešti. Supratau, jau būtume mes nekalbėję čia tada, jeigu ką. Nu, tai... Tai ką, mergaitės nesupratau, jūs bėgot per gatvę, ar kaip buvo? Nebėgom, o... Nebėgot? Ėjom. Supratau. Nu tai gerai, viskas baigėsi tada. A daug buvo žmonių pas jūs vairuotojas? Pilna buvo. Klaipėdos kelių policijos pareigūnai dėl viso pikto išmatavo avarijos vietą, apklausė liudininkus, užrašė paaiškinimus. Vairuotojas išvežtas į ligoninę, kad būtų atliktas kraujo tyrimas. Nes maža ką, po pamaldų prisimins močiutė, kad ją partrenkė keleivinis autobusas ir kreipsis į ligoninę. Ir pradės aiškintis, kas čia ją partrenkė. O šiaip Klaipėdoje pareigūnai pradėjo praktikuoti iš avarijų vietų pasišalinusių asmenų baudimą. Tada ne pats ponas Dievas nepadės, juolab jis ir pinigų baudoms neduos. Deja, ne visos avarijos, kuriuose dalyvavo keleiviniai autobusai, baigėsi taip laimingai. Apie tai toliau laidoje, jau po pertraukos, o dabar keliamės į artimąjį užsienį. Žiema ir Rusijoje yra žiema ir šiandien kalbėsime apie tai, kad paslysti gali tiesiog lygioje vietoje. Tai tada ir pradeda mėtyti štai taip, po kelią, mašiną, kai nieko negali padaryti. Ir greitai reikia rinktis žiemą padorų, saugų, nes lėkdamas gali ir nepataikyti į posūkį, gali atsidurti pusnyje. Tai gerai, jeigu pusnyje, o ne medyje. Ir žiemą ir vasarą sukant kairėn reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Kita vertus, tas su Lada Samara galėtų ir paprognozuoti, kas galėtų dėtis už nematomos zonos kairėje. O ten Mercedesas. Mercedesas ir baisus susidūrimas. O kur Lados vairuotojas? Aha, pasirodo gyvas. Gyvas, bet turbūt sulaužytas. Na, pasirinkime saugų greitį, kiek galima kartoti ir lenkiant stenkimės neišvažiuoti ant sniego liežuvių, nes tada ratai pradeda suktis nevienodai, nesvarbu, kad mašina užsienietiška. Štai dar vienas nusifilmavo, kaip nesuvaldo savo mašinos. Pusnis, krūmai, ledai karameliniai, vėl pusnis, krūmai. Sako, tie mirštantis mato šviesą tunelio gale, bet prieš tai, kad tą šviesą pamatytum, reikia lenkti esant visiškam nematomumui, kuris šį kartą baltos spalvos. Nenuostabu, kad po tokių avarijų kažkas ir mato šviesą tunelio gale. Atokvėpį prisiminkime, kad avarija į galą ir Rusijoje yra avarija į galą. Populiari rūšis, kaip pas juos, kaip ir pas mus. O čia avinas sustojo prieš eismą. Tas patsukęs irgi sustojo, o už to teisingai sustojusio kitas avinas nesustojo ir bakstelėjo nevaikiškai anam. Ir dar kartą prisiminkim, kad vasaris žiemos mėnuo ir bet koks mėtymas prasideda nekaltai. Būkime atsargus. Ir pirmąją laidos dalį pabaigė žiopli gelbėjimo darbai. Na, traukia tave žmogus, traukia atbulą iš pusnų, nežinia kaip atsiradusi. Ar tu taip jam atsilyginsi, ką? Ar už tai reikia paleisti gelbėtojui vandenis iš radiatoriaus, ką?
Štai tokia nevėkšliška avarija pabaigė mūsų pirmos laidos dalį, na, po reklamos toliau laidoje matysite. Liepojos gatvėje Kaktomuša susidūrė 2 keleiviniai autobusai. Toje pačioje pėsčiųjų perėjoje per mažiau kaip mėnesį žūsta jau antras žmogus. 2 girti vairuotojai sulaikyti per netikėtą policijos reidą Gargžduose. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Reklama visa, anonsai taip pat. Dabar reido laikas. Antroji dalis. Šeštadienį apie 2 valandą Klaipėdoje Liepojos gatvėje susidūrus 2 keleiviniams autobusams ligoninėje atsidūrė 4 keleivės. Keista, nors autobusai susidūrė vairuotojų kabinomis, vairuotojai sužeidimų išvengė. Tad pirmas žodis jiems. Jūs važiavot nuo ligoninės? Taip. Jo. Aha, ir kas atsitinka? Čia viskas greitai. Tas žiūri, pareini jau staigiai, ką ir pusė. Supratau. O tai ko jisai priešprašai išvažiavo dabar? Gaunu smūgį iš ten, kaip čia jam buvo, aš neįsivaizduoju, kai jis išėjo į kairį. Vis staigiai į kairį išėjo. Iš kokios veitas jūs sakot? Atsiliuk su keleiviais važiuoji. Įsivaizduoju, dar vienas ateinis žmogus, įsivaizduoju, ateina kaip mažai. Tai čia jūsų mašina stojo priešais, prasme, prieš šitą autobusą, ar ne? Ar jūs... Aš aplenkiau autobusą už šviesoforą, suprantat. Nu, ir į šitą įvažiavimą nespėjau įvažiuoti. Prašiausi ir viskas. Aš rodau posūkį ir sukuosi, supranti. O įsisukau, o autobusas skersai išlėkė į kitą pusę. Taigi avarija vyko, kai 3 maršruto keleivinio autobuso vairuotojas Algimantas važiavęs nuo miesto link ligoninių, vengdamas atsitrenkimo į priekį, staiga stabdžiusio ir į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę ketinusio pasukti automobilio galą, per 2 eismo juostas išslydo į priešingą eismo pusę ir trenkėsi į link miesto važiuojantį 15 maršruto autobusą. Į aikštelę sukusio lengvojo automobilio Audi vairuotojas Palangiškis neižvelgė savo kaltės dėl saikaus stabdymo. Jo nuomonė, jis tikrai neužkirto autobusų kelio. Nu, pakišo mašiną, sustojo. Stabdžiu, viskas man nebuvo ką daryti, aš sukausi iš šono, blemba, ir viso pradėjau nešti, o patiko ant vėrato pradėjau nešti, nuneši čia, žiūrite tas autobusas. O dabar va ta mašina bandė čia įvažiuoti į aikštelę, jo. Ir čia šviesoforas ten, tai čia... Man visur žalės eina čia. Visur žalės buvo, jo? Ir aš įvažiavau visur. Jisai paėmė žiūrint, jau jisai stoja, bet nieko, nei poskinis stoja, matyt, ten užstatė neįlintų, sustojo, o žiūriu, man nebėra kas, pradėjau savyti. O kokią mašiną? O ta mašina turėjo matyti vairuotojas? Ar yra ta mašina ar ne? 4 moterys autobusų keleivės patyrė nesunkės galvos traumas, jos visos paleistos gydytis namo. Žvelgiant į autobusų kabinas, tai pasisekė ir vairuotojams. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Sekmadienį apie 4:30 Klaipėdoje Taikos prospekte pėsčiųjų perėjoje per avariją žuvo moteris. Pasak automobilį Mercedes-Benz vairavusio jaunuolio, jis važiavo 3 eismo juostą, pamatęs, kad iš kairės pusės į perėją įžengė moteriškė, jis sulėtino greitį, tačiau pėsčioji persigalvojo ir grįžo ant šaligatvio. Tada Mercedes vairuotojas padidino greitį, o moteriškė į perėją žengė dar kartelį. Vairuotojas nesugebėjo išvengti susidūrimo su pėsčiaja. Ši perėja yra labai nemaloni, ją besinaudojantiems žmonėms. O что тут делать, как вы думаете? Поставить видеокамеры и штрафовать.
Iš paskos Mercedes važiavo privačios medicinos pagalbos automobilis. Nors medikai vežė ligonį, jie pirmieji pradėjo daryti dirbtinį kvėpavimą, tačiau netrukus privažiavusio reanimobilio medikams beliko tik konstatuoti 62 metų Taikos gatvės gyventojos Nijolės mirtį. Moteriškė pasisvečiausiai pas draugę ėjo į autobusų stotelę. Iki namų jai reikėjo pavažiuoti keletą sustojimų. Policija labai norėtų pašnekėti su vairuotojais, kurie neva buvo sustoję pirmoje ir antroje juostoje praleisti tos moters. Šiais metais Klaipėdoje per avariją sužuvo 2 žmonės. Abu pėstieji ir abu šioje pėsčiųjų perėjoje. Lietingą sausio 11 vakarą Audi 6 partrenkė šalia pėsčiųjų perėjos ropojusi pilietį, kuris po 2 dienų ligoninėje mirė. Nuo pirmadienį netikėtai buvo surinktas policijos reidas Gargžduose. Klaipėdos gatvėje buvo tikrinami automobiliai išvažiuojantis ir įvažiuojantis į Gargždus. Nuo 7:30 iki 8:30 ryto buvo patikrinti 134 automobiliai. Nu, aprastos baisi šitas. Blaivus Gargždai pirmadienio rytą, taip? Nu, aišku, visuomet blaivus. Vairuotojų pažymėjimą. Reidas vyko taikiai ir supratingai. Iš abiejų pusių policininkai vairuotojų prašė, kad būtų pučiama į alkotesterio dūdelę. Vairuotojai mielai tai darė. Reidas jau ėjo pabaigą, laikiniai kelio ženklai buvo nusukti, kai staiga 2 paskutiniai mostai pareigūno krivulėje 2 vairuotojams buvo lemtingi. Neblaivus vairuotojai sustabdyti važiuojantis vienas paskui kitą iš Gargždų. Ką geriam vyrai ir kada? Labas rytas. Kur važiavot? Į Klaipėdą? Supratau. O čia pagirių promilės ar šiandien gerėt ką nors netyčia čiučiut? Pagirių? O vakar ką? A čia paties promilės pagirių promilės, ne? Jūsų? Ką vakar gerėt? Kokteilį geriau vakar. Kokteilį? Kokteilį. Šnapsas su tomatų sultim? Ne, biškitai. Alus? Šnapsas? Šnapsas ir tonika? Supratau. Vyrų laukia 1,5 litų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 12 ar 18 mėnesių. Štai tokios pagirios pirmadienio rytą Gargžduose. Nuo dabar keliamės į mūsų, tai yra jūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reido reporteriai savo pasirodymą pradeda vaizdais iš Vilniaus, kur vadinamame savanorių žiede štai taip pavaro nevaikiškai baltos spalvos mašinėlė. O čia už Žalio tilto sankryžą. Čia ko gero ne vietinis pasiklydęs laike, erdvėje ir painiame Vilniuje pilietis pavaro belekai per 3 eismo juostas. Dabar vaizdai iš kito mūsų miesto, iš Kauno. Tik tai, kad mestas į šoną ir stabdyta, dabar mes matome priešpriešinio idioto pasirodymą. Nėra šlykštesnių avarijų rūšių už kaktomušą. Žmonės, stebėkite kelią ir kelio ženklus. Yra šalyje sankryžų, kur keičiasi pagrindinio kelio kryptis. Tad ir važiuoti reikia atitinkamai, o ne tiesiai nebojant sukančio į kairę žioplį. Ir vėl Kaunas, Karaliaus Mindaugo prospektas. Platus, ilgas ir nenuobodus. Nes čia varo saugaus eismo specialistas. Štai taip, nardo po juostas ir ne po vieną, o po 2 iš karto. Tas pats Karaliaus Mindaugo prospektas tik naktį ir iš kitos pusės. Įžulokai pasuks. Čia vienas kairien. Tikrai įžulokai. Nieko nėra bjauriau, kaip sutikti katais naktį be šviesų. Paskutinę akimirką pastebėtas toks traktorius. Ir gerai, kad niekas iš priekio neatvažiavo. Ukmergės rajonas, kelias A6. Jeigu jau nepažinot šių vietų, yra ištisinės linijos pabrėžtos ant šio kelio, o jų kirsti negalima. Taip visiems bus ir saugiau, ir sveikiau. O čia, jeigu neklysime, vėl Vilnius, Olandų gatvė. Ale įžulumas vairuotojo neišpasakytas tiesa, ar jūs manote kitaip? Na, jeigu jūs taip manote, tai reidas darbo turės. Tačiau reidas klaipėdietiška laida, tad ir pas mus apstų reikalų iki kaklo. Sukant į dešinę, iš Debreceno gatvės Šilutės plentan reikia turėti omenyje, kad šalia esantis autobusas neįsilaikys savo juostoje ir jau Šilutės plente gali užsirioglinti ant tavęs. O čia vaizdelis iš Tauragės apskrities. Ties Baltrušaičių kaimo pilietis varo darydamas iš karto aibę pažeidimų. Nerodo posūkių, kerta ištisinės linijas, lenkia prieš posūkį kalną. Žodžiu, yra dalykų, už kurios komisaras galėtų jam pagrumoti pirštu. Būkite aplankyti, sveiki, nesušalę, nepaslydę ir Reido eteryje svarbiausia nesimatę. Švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskriesiu pas tave. Tu ne
visai šeimai.